Gerai, kaip pavyko. Edgarai, tau pavyko susijungti su savo pasąmonė? Tu dabar greitai, Edgarai, apsivalinėk, tiesiog nusimk, dabar tau pats viską nusiiminėjai, tu viską jau žinai, viską moki, greitai, be jokių emocijų, staigiai, viską nuimi, prasisuki, išsisuki ir kyli į mūsų bendrą lauką. 3, 2, 1, viskas. Gerai, merginos, kas mato Snieguolę, tada tu kalbėk, ką turi, kokia tavo informacija eina, nes turėsi. Nes visai išmetė mane. Reiškia taip, kad žiūriu plaukus, tos vadinamus vešlius ir plonesnius. Tas storesnis plaukas, aš matau, labai gerai energija eina. Ta prasme, būtent šitą kaip elektros energija panašiai, va taip eitų jais. Tai yra informacija, tie impulsai eina. O kai jisai plonas, jisai praktiškai jo nėra arba jis visiškai nematomas. Ir klausiu, kodėl taip yra. Ir sako, reikia nuskusti plaukus tam, kad jie augtų storesni, ataugtų geresni. Va ta informacija mūsų senoliai kažkaip turėjo. Bet jie dabar daro tai, kad taip kažkada kažkas darė, bet nežino kodėl. Ir va tada daugiau galbūt, dabar žiūriu, jeigu jisai plonas plaukas, tada jo daugiau yra, nes jis mažesniais kiekiais eina, bet jų daugiau yra. Taip. Tada jų daugiau būna. Jo, kompensuoja, taip. Kompensuoja, taip. Jo, ir dabar žiūrėk. Tai mes eina kalba tik tai apie galvos plaukus, bet mes galbūt tai ir yra tas kompensacija, kad mes žiūrėkim kaip ir į visą kūną. Įsižeminimas, žiūrėkit, galvoj tai yra vėl, kaip rodo, įsižeminimas vis tiek tai yra tas plaukas į žemę informacija. Tai jisai galbūt tas storumas ir vešlume ir yra tai, kad į žemę ateitų tą informaciją. Kaip tai susiję, kryptis vis tiek, vat, ilgi plaukai, trumpesni plaukai, pavyzdžiui, trumpi, stovi piestų, vat pas mane, jeigu trumpiau nukirp, tai stovintis, visi antenos į viršų, džu. O jau ilgi eina į žemę, įžeminimas kažkoks tai. Bet vėlgi, tai kaip? Tai neturėtų būti klausimas, kaip geriau, nes tiesiog nėra blogai. Nei taip, nes jeigu tai paimti kūną, ar ne, tai vis tiek yra, kur į apačią eina plaukai nuo viso kūno. Jeigu žiūrėti, tai vis tiek imti kaip kūną. Tai mes tik tai visą laiką viską norim nukirpti ir pašalinti. Nuo ko ypač moteris. Bet kodėl moteris tu nori? Tai va, pasižiūrėk, dabar jeigu pas ilgi plaukai, kuo ilgesni, tuo daugiau eina per tas vadinamas čakras iki žemės. Ir kadangi pradėjo kirpti, vat vyrai, kerpa, tos plaukus, dabar jau augina, kada trumpi, vis viena tie plaukai duoda informaciją, nes jų nėra iki žemės, tai pradeda augti visur, kad eitų iki žemės, tai kojos irgi iki žemės, ne? Vyrams. Krūtinė visur turi padengti, rankos lygiai taip pat, tai yra informacija. Ir juos gauna informaciją. Tai va, o moteris gali ilgus susiauginti, supranti? O čia už tai buvo auginami ilgi kasos pinamos ir visa kita. Jo. Kad eitų įžeminimas ir ant kojų už tai pas moteris kaip ir nelabai turėtų augti, ar ne? Iš esmės, jeigu pagal struktūrą, bet vėlgi tai nereiškia, kad tai yra gerai ar blogai. Bet tada, jeigu pas moteris mažai plaukų nėra ant kojų, tai už tai turi būti ilgi plaukai. O jeigu ir čia kerpama, jo, tada mažiau gaunama, taip. Tada negerai, tada gaunasi kitokia informacija, paima iš aplinkos ir skleidžia, va čia ir yra. Mes iš vidaus vis tiek per plaukus, kaip laidai jie mum, tai mes iš vidaus skleidžiam su aplinka bendravimą ir visas vibracijas ir iš išorės gaunam. Ką pasiemam? Ir per tą ilgą plauką, ar ne? Tai ilgas plaukas yra tam, kad tas vibracijas susidėliotų viskas, kad informacija susistiguotų, kad mes galėtumėm ją kaip suvirškinti, sakyčiau, iš išorės energetiniam plane geriau. O jeigu ištisai kerpi,
tai nespėjai pagauti, atrodo nauja, bet tu jos neišanalizuoji, Taip, bet esmė tame, kad mane dabar taip purtė, Aha. kai aš pabandžiau pasižiūrėti, kai moteris prisiaugina plaukus, tai yra kosmosas kažkoks, tai yra svetima energija, neaišku, kieno ta energija. Va ten tai net purtyt mane pradėjo tiesiog, nes tai yra net ne tavo, visiškai ne tavo. Ojei, net viskas pradėjo eiti pagaugais tiesiog per visą kūną, tiesiog ta energija tokia. Gerai, jeigu tu gero žmogaus prisiauginį pažįsti, jisai ten šviesuolis ir panašiai, bet šviesuolis savo plaukų neatiduos savos informacijos. Atiduoda tik tie, kurie nori atsikratyti, arba tiesiog tiem, kuriem valgyti nėra kažkokiose šalyse, kerpa ir parduoda tuos plaukus. Arba jie nesupranta, taip, bet esmė tame, jeigu jisai badavo, jisai pardavė savo plaukus, tu prisiauginsi tuos plaukus, tu lygiai taip pat gali nueiti žemom vibracijom, tu gali pradėti netekti savo išteklių, gali daryti kito, kad tu badausi lygiai taip pat. Tu pasiemi tą energiją, kuri jisai nusimetė. Tai įsivaizduokit, kaip tai vyksta. Tai galima būtų sulyginti turbūt su perdėtų organų tuo momentu. Iš esmės taip ir būtų. Čia daugiau energetiniam plane, žinai, gaunasi prisiemi. Bet kaip kiti sako karma, žinai, jo karma, ne, bet vieniem yra karma, kitiem jau nebėra, kurie suvokia tai ištvarkosi. Tai jie neims tokių plaukų, jiem nereikalingi bus, jie turi savo visą džiaugsis. Sąmoningas žmogus neprisiaugins. Sąmoningas žmogus tikrai neprisims svetimos energijos savo. Taip, bet būna dirbtinus, tai dirbtini vėl yra kitaip. Dirbtini tai neturi jie tiek, taip kaip ir nudažai. Tai yra niekas. Tai yra niekas, jo. Taip. Paklausti aš. Sakyk pati, neklausk. Tu žiūrėk. Sakyk, gerai, sakyk. O tas prisiauginimas, koks jis yra, čia kaip į odą, ten įaugina, ar kaip čia suprasti? Ar prilipdo prie nuosavų plaukų? Kapsulėm prie nuosavų plaukų ilgina plaukus. Prailginimas. O kaip įdomiai, kad jeigu perukas yra, tas, sintetiniai plaukai, aišku, bet jeigu žmogus parduoda daromas perukas ir užsidedi tą tokią kaip, gaubtą su tais natūraliais plaukais. O įdomu, tai vėl ta pati, lygiai taip pat. Lygiai tas pat. Kaip šalmą, sakytum, užsidedi, užsiblokuoji. Kaip šalmą. Tiek, kad tu jį gali nusijimti, vakare tu nusiemi kažkada tai. Tai biški kitaip, tu gali įkvėpti gryno oro, bet jau per ilgai, jeigu nešioji, tai jisai tavo energetika jau jisai perimt gali. Jeigu, vėlgi, žiūrėkit, dabar, jeigu tu esi sąmoningas ir iš tikrųjų tau reikia, tarkim, būna po tos chemoterapijos ir visa kita, ar ne? Tai tu sąmoningai, tu kontroliuoji save. Tai yra, pažiūrėkit, vis tiek, tai yra visą laiką yra įmanoma, bet reikia labai daug pastangų ir energijos tam eikvoti. Tarkim, tu kai žinai kažką, tai tu gali kažkiek pakoreguoti. Tam momentu žinai, kad tau tokia galimybė, kad tu kitaip negali, tau vis tiek kažkaip tai reikia, tu turi tą peruką ir, nevaikščiusi plikas, aišku, gali, bet, ar būtina čia šokiruoti dėl to, nei gerai, nei blogai, bet gali užsidėti, tik tai, pajausi iš kartą energiją kitą. Snieguolė teisingai pasakė, pas mane paskui ataugo smulkus plaukai, bet jų buvo labai daug. Vadinasi, visiems ta pati informacija ėjo. Taip, ta pati informacija. Dėl to ir skutanam, jo. Žinojo šitą visą tai. Jo. Verkdavau visą laiką, kai kirpdavau plaukus, norėdavau ilgų, labai gaila. Va, jautėjai valdą, jautėjai šitos dalykus. Vaikas. Jo, oi, ašaros bėgdavau upeliais, kaip gaila, bet sakydavau, reikia nukirpti, kad augtų stipresnį, storesnį. Tai yra tiesa, iš tiesų dabar žiūrėkit. Gerai, dabar dar vieną dalyką, tas plikus. Pažiūrėkit, kaip specialiai kerpa plikus, kad, žiūrėkit, buvo irgi kažkur tai, kalėjimuose nukerpa ištisai, dar, kad ir Tibeto vienuoliai dar.
armijoje. dabar Vita. jau nežinau, armijoje nelabai, bet buvo. Bet esmė, vat šitame, pažiūrėkit, mes biški žiūrėjom ir su Vida, bet vat pažiūrėkit, kaip vat jum rodo, tarkim, ką tai turėtų reikšti. Man tai atėjo Žodis. taip O, sakyk. Mhm. lengviau kontroliuoti atėjo. Mhm. Nu jo, man irgi tas pats. Būtent Kontrolė. įtraukite. Jo. Kontrolė. Bet kitas Būtent- žodis buvo atėjęs net. Mhm. Valdymas. Ir Jo. man tai toks gal, kad ryšys su kosmosu gal toks irgi nukirpamas. Visiškai toks, kaip likas jau visai esi. Jo, kaip mes žiūrėjom, tai buvo jo. Vida, gal tu dabar pasakysi, gal tau vėl. Ten Tu ten- tos 11 žiūrėjom, taip, ten buvo nuskutama, kad jiem įdedama programa, kad negautų kitos informacijos, bet ten programa būdavo kaip, šviesi ten. Ta prasme, Tibeto vienuoliai, jie, lyg ir teigiama. Tai taip. Vat nukreipia tik į vieną pusę, kad vėl nesiblaškytų, ar ne? Už tai Taip, yra kad- ir... Mhm. Taip, ir kad ta reinkarnacija, va šita, kur jau Tibeto vienuolių, kad jis prabūtų vis reinkarnacija vienuolių. Čia toks pasišventimas kaip ir jo, kaip ir įkūnimas. ar ne? Jo, Mhm. ir kad Kaip ir nesiblaškytų, visam. kad kitur nepereitų, kad netytų informacija kita. Tai jiem čia... Agregorai priklauso, Taip, kai mes sakome, ne? taip. Vienam Taip, ir viskas. Taip, vienam. Mhm. Ir visą gyvenimą. Jo, tai kaip pasišventi, nu jo. Jo, tai va tas pasišventimas čia vėlgi visam gyvenimui, tai įžadai tokie, nu jo. Tai va, gerai, o tai dabar žiūrėkit, kaip kalėjime, tai irgi čia kaip nuobauda, tarkim, kad tu esi jau tu priverstinai, nes tu nepasišventi, tavo blogi darbai ir tave čia viskas, tu turi atkentėti kažkaip, tai kaip ten, kad tu negautum blogos informacijos, kad nedarytum to paties, ką darėlė, kažkaip tai, va taip gal. Paklusnumas. Mhm. Kad galėtų valdyti. Irgi. Mhm. Paklusnumas. Mhm. Jo. Aišku, gerai tada. Žiūrėkit, dar kažką, gal kažką Edgaras nori pasakyti, kaip tu, Edgarai, laikaisi? Ką matai, kur tu jau esi? Aš kartu su jumis esu, apie plaukus klausau, bandau įsigyti. Jo, tai Gerai, gal tau gerai. kokia informacija eina, gal tau apie barzdą eina kokia informacija, man tai- vyriška vis tiek kažkaip. Barzdos plaukai, tarkim, pasijung, pasižiūrėk, užsidėk apsaugas automatiškai, kad neišbalansuotų tavęs. Nu, žiūrėk. Aš manau, kad svarbu yra. Ir kol kas tai... Gerai, dabar, tarkim, biški užauga ta barzdytė kokia tai ir norisi kirpti. Ja būtinai nuskusti, kad jos nesimatytų. Kaip taip yra, ar tai yra gerai, jeigu ten mes net neleidžiam jai išlysti, nei trupučio. Ne, man tai nėra labai gerai. Turi būti natūraliai viskas. Ateina informacija, bet natūraliai. Nu, kai jau biški užauga, ar ne, tai yra normalu nuskusti. Kai yra užauga kažkiek tai dienos, 2, ar ne? Įsisavina tada kažkokia tai. Ir tada jau yra normalu, galima normalu nuskusti. Nu, kas tas normalu? Nežinau. Ta prasme, tu nekenki savo. Nu, jeigu iš savo noro tą darai, tai nekenki jau. Gerai, viskas tvarko, supratau. Viskas gerai. Gerai, tada tu dabar... Tada kenki. Mhm. Gerai, tai tu dabar žiūrėk, apsižiūrėk, gal tau kokia dar informacija, tu pasižiūrėk. Jeigu niekam daugiau jokios neina, tai tada ką? Galiu pasakyti. O, Galiu pasakyti, man iš karto atsistojo va toks vaizdas, kurį aš prisiminiau iš mokyklos ir aš dabar jį išanalizavau. Reiškia, viena mokytoja mūsų labai tokia kaip gestapas, istorijos mokytoja,
dėstė istoriją ir visi jos bijojo, mokiniai bijojo. Nu, ta prasme, baimė kėlė žmogus. Ir jinai pasakė taip, kad jos asmeninis vaikas neklausė, jos visiškai neklausė kažko tai ten pagal ją, kaip jinai darytų, kad jisai darytų tai, ką jinai sako, tai jinai jį nuskuto. Nuvedė į kirpyklą ir nuskuto. Toks kaip bausmė. Įsivaizduot, plikai nuskuto tam, kad jis negalėtų rodytis prieš draugus. Nu, ta prasme, kad kaip bausmė. Kad jam būtų gėda. Kad visi matytų, kad tai yra bausmė. Tai vėl, suprantat, atima tą tokį pasitikėjimą savim ir tokia kaip bausmė duoda. Aha. Tai man irgi paklusnumo, ane? Tu manęs neklausai, aš tave skutu. Tai lygiai tas pats ir šitose kalėjimuose lygiai tas pats. Kaip ir už bausmę, nes atrodo, kad čia higienos sumetimais, bet tai dar visai kaip kita esmė yra. Nu, prisidengti reikia, kad geri tipo higieną. Va tą higieną, o dabar pasižiūrėkit, kaip mes tą higieną gražiai mokam prisidengti, taip kaip ir savo nuoširdumu, čia tipo reikia. Ir paskui atrodo, nu viskas tvarkoj, nu mes irgi paskui atrodo, nu kaip, taip, higienos sumetimais, tai viskas atrodo tikrai gerai, nu tai kaip ir normalu. Bet kai perlenkta, nematom šitų dalykų, kad tai yra jau jo. Tai dar žiūrėkit, traktuoja, kad tipo irgi utelių, kokių blusų, dar nebūtų visokių. Tipo buvo vienur taip ir tada visą laiką visi pliki. Nu, tai žiūrėkit, tuose internatuose, man atrodo, kiek aš pamenu, ar jau vėl nebepamenu, tik ar girdėjau, nebežinau, irgi kirpdavo plikai, ar ne? Tipo, kad irgi, utelių nebūtų, ar ne? Taip. Iki kokio lygio irgi, visi būdavo apkirpti ir iš karto visi jau žino, eina, jeigu gatvė ar ką, tai visi jau aišku, iš kur tas vaikas. Nes vaikus tik tai internatus atiduoda. Nu ką, gerai, viskas, jau man negera darosi, kai pagalvoju, viskas, dabar išsivalom iš to viso negerumo, pasižiūrim, pakylam iš aukščiau. Aš tai, sakyk. Jeigu galima, kai apie ilgus plaukus kalbėjo, tai kad gamtoj pasileisti plaukus, upėj maudytis, nežinau, kodėl ne jūro, ne ežere, bet jeigu upėj, tai irgi, kad ilgi plaukai paleisti visiškai, kad vanduo teka ir tie plaukai pasroviui ir plaukai tai tarsi išplauna, išvalo, pakrauna ir vėjai vaikščioti. Kada vėjas palaidais plaukais, bet gamtoj rodė, mačiau, ir šukuotis plaukus kaip saulė. Prieš saulę kažkodėl. Būtent. Taip. Ir dabar žinot, ką labai noriu, kad pasižiūrėtumėt, žiūrėkit. Dabar visas kūnas vis tiek pas mus padengtas mažyčiais plaukučiais, vis tiek ta odytė, jinai labai labai kontaktuoja. Ir žiūrėkit, tik tam tikros vietos. Delnai, padai, lūpos, lytiniai organai ir akis. Ar ne? Tai žiūrėkit, tarkim ten, kur nepadengta, bet žiūrėkit, vis tiek yra apsauga delnuose, viskas paduose, viskas normaliai. Tai ar tai gali būti, kad tai yra, tu lietiesi kaip tu lietiesi, tarkim, su delnu paimi ranką, tai tu iširdiesi širdį. Nežinau, ar čia gerai paklausiu, suprat, ką norėjau pasakyti. Man tai atėjo, kad stipriausios energetinės vietos. Todėl ir neauga plaukai, kad tiesiogiai perėtų informaciją. Išorinė, ta vidinė labiau, ar ne? Tai sakau, kaip vidinė, kaip iš širdies į širdį tik per rankas ir ta vidinė, ta tikroji jo, be išorinių kaip ir faktorių prisilietimų ten tokių visokių. Man irgi tokia kaip šviesa eina iš padų, iš delnų, iš akių.
Mhm. Akis tai kaip ir veidrodžiai visokie pas mus sudėta ten vis tiek, nu, irgi Stiprios veidrodžiai. energetinės vietos sakė. Ne, sielinė ten tiek visko pridėta, kad ulele. Gerai, gal. Nes valosi dar per plaukus jie ir tam reikalingi. Taip, ir apsauga. Ir depiliacija yra labai blogai depiliacija. Kad skuta dar skuta, bet kai išdepiliuoja išrauna, tai neišeina iš kūno. Neranda vietų tokių kaip ir, nu. Energija vaikšto, ne? Kažką energetiškai pajautėt. Pašrupsta oda ir plaukai stovi. Taip, tai va, jo, sakom, Energija plaukai eina. pietą stojo, nu. Net taip, energetika, kai pajautė, nes širpai stovi. Ar rankose, ar kojose. Tai va, tai irgi gaudo energijas, ne? O jeigu nudepiliuoti, Nu, viskas, nėra to kontakto tokio. tai net tų šaknelių nėra, net jos jau nėra kam judėti. Kad Va, nes būna, būtent. kartais pas žmogų nėra plaukų, bet yra tokia, kaip sako, žąsies oda, vat, kaip pašiurpsta, kaip žąsies oda pasidaro, tai bent tai ženklas yra. O jeigu išrautas to šaknelis, tai Aš mačiau, kad tokie, kur irgi rodo epiliatoriai, bet jie kaip ir panaikina visiškai, aš kiek suprantu. Tai va, kažkokie, yra, jo. nežinau, ten tie tokie apvalūs, ten rodo per Facebooką vis. Aš žiūriu, nu visai būtų gal ir nieko, bet ne. Tai va, ir tiesiog tik tai pagalvoju, kad skustis nereiktų, bet iš esmės vat, mes norim savo palengvinti, bet nesuprantam, ką darom, iki kokio lygio mes naikint norim. Taip. Dabar dar vieną klausimą. Žiūrėkit, jeigu jau čia viskas, labai noriu vieno dalyko paklausti. Žiūrėkit, mes kaip visa energija, čia mūsų atmosfera, žemės plotmėj, ant žemės ir visa kita, tai yra dualizmo. Tai ta prasme vis tiek yra vyriška ir moteriška. Ar ne? Dabar žiūrėkit. Pati žemė. Mes kaip aš moteris, tai aš, nu, kaip ir norint, kad aš kažką tai galėčiau kažkokį tai gimdyti kūdikį, man reikia vyro. Ir taip yra, arba augmenijoje irgi būna vyriškos ir moteriškos, ar ne? Bet žiūrėkit, o žemė turi, jinai kaip ale moteris, moteriška giminė, ar turi savo vyrą? Kur jos vyriška dalis? Ar iš visi yra? O gal jinai yra harmonijoj? man tai taip, kad jinai yra moteriška, bet jinai turi visas energijas, kurių jai reikia. Kad vyro, kaip pasakė, ir turi man, ne, kad jinai viena ir yra, bet viską turi. Tai žemėj, žiūrėkit, įsodiname, jeigu augalą, ne, vyriškos ir moteriškos. Mesgi nesodiname į atskirą žemę, vyrišką ir moterišką, ne? Tai įsivaizduokit, pati žemė yra harmonija. Ar ne? Man taip atėjo, kad per tai žemė ir susiharmonizuoja, gauna visas energijas, kadangi visi augalai, visi turi vyrišką ir moterišką, ir pas ją tai ir yra. Jinai turi tai iš gamtos, man taip toks pajautimas. Iš gamtos, bet ir lygiai taip pat ir iš mūsų tada. Taip, žmonės, net yra jo. Taip. Tai va tas viduriukas, žiūrėkit, dabar gerai kosmosas, jeigu tai paėmus, tai ten irgi sklando visokių energijų. Tai irgi yra harmoninga energija, ar ne? Ar taip? Gal vairiai dėl harmonijos, kažkaip suabejojau. Aha, gerai, žiūrėk, ką tau sako, tau pasąmonė. Ar irgi tam tikrų sluoksnių. Vėlgi, čia jeigu imti kaip virš žemės ir virš kupolo, aš turiu omeny. Nes čia, kur žemiškoje energijoje, mūsų kupole, tai aišku, čia vis tiek tas toks. Bet aišku, pasirenki. Gali pasirinkti. Ar ne? Nu žiūrėk, kaip tau.
Na, gal rodo. aš iki kupolo va čia nurodė jo, kad čia yra įvairiai. Mhm. O ten, na, ten irgi harmonija. Mhm. Tai va, tai žiūrėkit, va tas sluoksnis, va tas, va kur mes, va ant viršaus, va čia, va tame, kur žmonės, tai va čia, va dualizmas, kiek aš suprantu, didžiausias. Taip, Tai va čia mes ir viską atrinkinėm. Tai viskas priklauso nuo šitos sluoksnio, kuriame mes va čia va ant to žemės vaikštom ir va čia va, kaip mes dėliojam viską, tas harmonijas, kaip harmonizuojam. Ar į apačią, į žemę, ką leidžiam ir ką į viršų leidžiam. Ir tas patys esame. Sonata, išvek mane gerai. Jau gerai, tada Snieguolė, viskas, tu eik atsiregeneruok, atsijunk nuo visų matytų vaizdų, emocijų, energijų, nuo informacijos ir sugrįžk į save. 3, atsijungi, 2, uždarai langus duris, 1, atsimerk ir pakeisk savo koordinates. Mhm. Dėkui, mergaitės, dėkui, gero paskraidimo toliau. Iki. Dėkui. Gerai, dabar jūs, žiūrėkit, jeigu jau čia kaip ir, ar kas nors gal norite ką nors pasakyti? Jeigu apie žemę, tai manau, kad tas dualizmas taip yra ir turi būti, bet kad šiuo metu daugiau chaosas. Kad žemė šiuo metu daugiau chaosas. Tai tu turi omeny šitoj vietoj, kur esam mes va čia vaikštom? Ar pačioj žemėj? Čia, kur mes vaikštom? Ta dalis. Turiu omeny žmonės. Aha. Taip. Tai tas, taip. Tai va čia va priklauso nuo mūsų, kaip mes sudėliojam būtent nuo žmonių vis tik tai šitoj vietoj, šitą visą, vat, ar ne? Kad ir energijos maišosi jau ne taip, kaip turėtų būti, ne tokios kaip tas tikrasis dualizmas. Čia vyriška ir moteriška labai persipinusios, tarsi vyriškos ir moteriškos, jos, netikrai, nenormaliai, kažkoks kaip chaosas. Jo, nes tas dualizmas, jeigu jisai sveikas, tai jisai yra harmoningas, vėlgi tai yra pagarba ir visa kita, vėlgi, Yra vyras ir tu jauti, kad jis vyras, ta vyriška energija, stiprybė tokia. Moteris, jinai moteriškai, o dabar vyras tai nesupras, vyras ar moteris kitą kartą jau. Moteris nesupras, vyras ar moteris taip pat. Nu jo, tai čia, bet gali būti dar ir tai, kad čia mes irgi per tas reinkarnacijas ateinam kažkaip tai kažko tai jau supratimai persikreipia dar kažkas kažkur tai kažkokia tai irgi su destrukcijom visokiom. Irgi dar duoda jau čia tai per reinkarnacijas ateina šitą informaciją, ar ne? Nu ką, gerai. Netikras, nenatūralus chaosas. Man tik taip ir stovi. Jo, nu tai taip. Sukurtas. Tai yra. Jo, tai va tą mes turime atskirti. Va tai sakau, gerai dabar, padarom taip. Tiesiog pakilkim visi su savo energija. Tiesiog lengvai kartu panaudokim tą šitą mūsų bendrą lauką. Pasinaudokim ir kilkit į viršų. Va tiesiog ir kildami pajauskit, kaip jūs pasiema tai, kas yra jum reikalinga. Kaip vyriškumo, moteriškumo, jūs atpažįstate tas energijas tikras. Tiesiog viskas nusiema tas, kas yra pridėta neteisingo ir tiesiog pajauskit, kilkit kartu, išsijauskit, išsisukit, pajauskit ir ten, kur jūs sustosit. Ir sustokit ir pažiūrėkit, kaip jūs jaučiatės.
Ir ką jums dar nori kažką tai parodyti, gal jūsų pasąmonę, ar pasakyti, ar kokį svarbų dalyką parodyti, gal žodžiai kokie ateis, gal jausmai, gal kokie kristalai ateis, kurie gali padėti mums suharmonizuoti. Ir o gal iš esmės, tie žemiški kristalai, ar yra vyriškos ir moteriškos giminės, ar jie iš viso kristalas tai yra harmonija. Tie tikrieji, tie didieji, kur žemė yra. Ar yra kas gali pasakyti, kam atėjo informacija? Atėjo man, kad harmonija kristalas. Nėra, ne? Man taip pat, kad viena turi viską, taip kaip žemė turi viską. Labai įdomiai. Taip. Gerai. O kitiem gal kažkas kito, gal kažkokį kitą aspektą pamatėt? Indrė, tu kaip? Man visokie vaizdai eina. Nenoriu kalbėti. Aha, visokie vaizdai eina? Tai matyti apie save pagal. Apie save, tai gerai, tai tau dabar iškilo daug kažkokių tai dalykų, kažką tai tavo pasąmonė nori, rodo tau tavo asmeninius kažkokius tai dalykus, ar ne? Jo. Gerai, tai tu pasinaudok dabar tuo kristalu ir visi, kam kažkas kyla, pasinaudokim, pamatykim dabar tos kristalus iš žemės. Pamatykim iš viršaus ir į tą žemę, tiesiog panerkim ir visas savo situacijas, visas savo tos visus vaizdus, Indrė, ar ne, ar kažkas gal ir mato, gal ir Edgaras kažką, gal Edgarui kažką irgi rodo, gal Valdai, gal dar kažką rodo ar nerodo, nerkim ir pabandykim energetiškai išjausti to kristalo, tą harmoniją. Lengvai, nespauskit savęs. Tiesiog išjauskit, sudėkit tas visas gyvenimiškos, tos visus vaizdus, pabandykit paharmonizuoti. Paskui pajauskit pačią žemę. Grinai tą kaip žemė, kur mums atrodo, mumis terlioja, mes įsimurzinam su ta žemė, bet ten pasirodo yra harmonija. Tai vėlgi, ką mes atmetam. Tai nerkim, pabandykim, pačiupinėkim, išskanuokim visą savo situacijas, ten irgi pajauskim, kaip viskas susiharmonizuoja. Lindus į žemę, žiūrėkit, ir pasislėpti galima labai gerai. Nuo visko. Ir kartu suharmonizuoti. Gerai, gal kažkam kažkas išlenda, kokios mintis, vaizdai, Indrė, gal tau dabar kažkas tai susidėlioja? Man tai iš viso dabar tinkleliai tokie dėjosi, pamačiau kaip mandala, kaip merkabos tokios daug. Ir tada dėjosi ir tada parodė odą. Taigi oda ir yra daug tų merkabų, daug susiraukšlėjimo. Ir man rodo, per odą labai eina tokie tinkleliai visi. Žiūrėk, merkaba, bet lygiai taip pat ir mumis per tą odą galbūt ir tas matricas pajungia irgi, tą kitą pusę, matricinė irgi. O mes tą odą, žiūrėkit, viskas rodiklis, viskas per odą, iš esmės mes iš išorės irgi gaunam. Ar ne? Gerai, tai kaip mums dabar, pažiūrėk, tiesiog tas, pavyko pasinerti tą kristalą? Išjaust, pajausti jį. Nežinau, man jo gal pavyko. Gerai, tai dabar žiūrėkit, dabar pajauskit tas visas mandalas ir pajauskit, kaip jūs įnerėt į tą, kuri jums dabar čia ir dabar reikalinga. Pamatykit prieš save, tas mandalas, visi tie kristalai išmeta tokias, kokios jums reikalingos, harmoningos. Čia ir dabar, kiekvienam to, ko reikia. Jeigu jums rodo vaizdais, pažiūrėkit. O jeigu ne, tiesiog pabandykit pajausti, išjausti ir įnerti. Įsileisti per savo tą visą odą. Ir kad mes su pagarba žiūrėtumėm į savo kūną, į savo odą
į savo visą higieną, neperdėtai. Nes viską, ką perlaužiam, tai vėl yra jau destrukcija. Ar vienur, ar kitur. Gal kažkam kažkas tai ateina, ką pasakyti. Gal, Edgarai, kaip tu jautiesi? Aha, nori pasakyti, Vida? Aha, nežinau, ar teisingai, bet man čia truputį anksčiau atėjo, kad jeigu kuo daugiau nuskutam kūną, tuo lengviau pajungti matricą daugiau. Taip, taip, nes nėra apsaugos. Nu. Mes nesugebam iš esmės, žiūrėkit, turbūt mums tai yra kaip apsauga, mes greičiau pagaunam informaciją iš išorės, per tuos plaukelius, iš tikrųjų, ar ne? Taip, taip, taip. Taip, man irgi tas ateina. Žiūrėkit, va matricą, pažiūrėkit, vyrai dažniausiai yra pajungti matricoje. Proto jie ten daugiau kažkaip. Ir kaip tai susiję, kodėl moteris neturi barzdos? Va dabar, ar gal čia ir kažką atkapstysim? Gal tai ir yra, kai jie, jeigu be barzdos, skuta labai, tai jos greičiau pajungia, ar tai neturi tiek įtako? Ar kažkam rodo, ką nors? Indrė, rodo, ką nors tau? Kas tau eina? Man dabar apgamus rodo ir bandau suprasti. Va, aha, irgi va tie apgamai. Irgi turi didelę reikšmę. Tie, kurie mes atsinešam nuo gimstant, atsiranda, žiūrėkit. Ir ką tau sako ta apgamai? Tai nežinau, bandau į vidų liesti, kaip skylės kažkoks kanalas. Mhm. Mhm. Gerai. Sakyk. Viskas. Aha. Čia. Sakyk. Tai apie vyrų barzdas skuta, neskuta, man tai parodė tos šalies vyrus, kurie su tais peisiukais ir stamkė purytėm, kad jie niekada nesiskuta. Aha. Nes ta informacija jo tada jie. Taip, jie nesiskuta, netgi va tuos pasidarė, tai kodėl parodė, nebandau suprasti, bet labai suvibravo, kad nepasijungia į matricą, nepajungia jų. Be jų pačių valios, ar ne? Įdomiai. Vyro stiprybė yra barzda, tai jok tokia kaip apsauga iš tikrųjų, stiprybės ženklas. Vyriškumo, ar ne? Taip. Ir taip. Man dar atėjo mintis šiaip prieš tai, kad plaukas naudodavo, pavyzdžiui, ten ritualams kokiems nors, paima plauką kokį ir visose filmuose, ir ne tik filmuose, bet tiesiog žmonės paimdavo plauką ir įmesdavo ten kažkur arba kaip ten būdavo, kur kokia moteris paima plauką vyro ir po to suvilioja kažkaip ten taip, kažkokį užkalbą, kažkokių tokių dalykų. Tai tas plaukas turi iš tikrųjų stiprią kažkokią tai stiprų ryšį su žmogum, su jo energija, energetika ir siela. Tai man tas atėjo tokia mintis, tai ten genas yra, tai vis tiek tu per plauką ten plaukiais, įsivaizduot, kaip viskas yra, mes kaip kraują žiūrim, o čia kraujo net nereikia, va plaukas. Nebūtina kraujo, Bet žiūrėkit, įroda, gerai, jeigu mes visą laiką plaunam, ten mūsų oda visą laiką keičiasi, mes plaunam, kad jinai nešvari, jinai ten pleiskanoja visą kitą, bet kiekvienam tam pleiskane vėlgi yra mūsų genai. Nors ir atrodo kaip ir mirties jau čia ta oda kaip ir, ar ne? Kaip čia šitoj vietoj? Laima, sakyk. Nežinau, man toks pajūtimas, kad ten nieko nėra. Tam pleiskan
Nėra pleiskano. Ten tarsi, taip leistinai, kad tai nieko nesusirinkė. Tai yra nereikalinga. O tai kur... Sakyk. O jinai ir atsiranda, kad valydama odą kažką nuima. Ir tas, kas nereikalinga, žodžiu, supratau. Taip, nereikalinga, nes aš ir kai bandžiau perklausiusi tavo apie plaukus tą audio, tai bandžiau pajausti apie maudymąsi, tai man natūraliai visada jausdavosi, kad nuo manęs nueina tik viskas, kas nereikalinga, ir bandžiau giliau kapstytis. Man vis tiek, kad nusiplauna tik viskas, kas nereikalinga. Kas nereikalinga. Nežinau, aš tai pajaučiu, gal kiti kažką. Tai viskas gerai, viskas yra gerai, tai ir yra tai, kas nereikalinga, bet jeigu mes jau nebeapkenčiam, vis tiek energija ir nusiplaunant, mes vis tiek tas, tas energijos, vėlgi, kuo daugiau mes norim, žodžiu, čia tiek to, nesvarbu, šitą atmetu. Mes tiesiog pajaučiam, kada reikia įjausti. Va šitas, vėlgi, nes iš esmės, žiūrėkit, dabar tas prausimasis mums irgi nuo seniau duotas, kad irgi tas su vandens stichija susijungti, o dabar mes dušuose, nėra tos tokios jau tikrosios, ar ne? Tai žiūrėkit, jeigu mes užsiteršiam energetiškai ar kažkur nueinam, tai mes dabar norim lysti po to vandeniu, nes visą purvalę savo nuplaunu. Vat yra tokia tendencija. Taip. Tai va, tai čia vėlgi, nuplaunu, bet tai jeigu aš supykčiau, jeigu nuplaunu, bet kur dedu, vis tiek taip, jeigu mes nesuvokiam tos energijos, ar ne, kodėl jinai man tokia jau tik tai negatyvi, tarkim, nuėjau kažkur ir viską, tai aš netrandam, leidžiam, bet jinai niekur nesideda, jinai vis tiek kaupėsi. Nesvarbu, kad mes nuplaunam. Mums atrodo, jeigu mes jos nesuprantam, tai čia lygiai taip pat kaip ir energetiniai valymai. Jeigu tu ateini tik apvalai, nuimi, viskas vėl grįžta ant greičio, tik tom kartą. Tai va, o kai tu jau gelmę supranti tą esmę ir tada nusiplauni, išlukšteni, kaip sakau, tą visą, kas buvo, tarkim, aš nuėjau kažkur, tai nuėjau čia kažkur, tai ir manelę užteršė tą aplinką ir visą kitą energetiškai turiu omeny, ar ne? Ir kad ir fiziškai, jeigu mes plaunam su pasibritkinimu, vėlgi, tai ir vis tiek mes tą energiją, jinai čia tas pasibritkinimas kažkiek nueina, bet jinai lieka, mes nesuprantam, ko mes britkinam. Nes mums yra programos tik įdėtos, iš esmės. Čia yra, pavyzdžiui, žemė, gerai, nešvaru. Bet žiūrėkit, jeigu tu ten įkišęs rankas, plauni ir fui. Ta prasme, jeigu išsterliojai. Suprantat? Tai tu niekini, čia tik programos, kad yra nešvaru. Vėl skiriasi. Nesuvokiam esmės, gelmės. Kas kur. Vėlgi, čia biški per gilu. Gerai, viskas, tvarko, šitą vietą paliekam. Apie maudymąsi, jeigu dar galiu pasakyti. Tai pajaučiau dar to prieš sakant apie maudymąsi ir vėl natūralus atviras upė arba ežeras arba jūra, kad ten maudantis, kada tu iššoki ir maudaisi, ten tavo kūną automatiškai prausia, nieko nėra nereikalingo, tarsi gamta pasiima, kas jai reikia. Ten idealu, tu idealioj terpiai atsigauti, atsiprausti ir atsinaujinti viskas vienam. Ir ten harmonija. Tau to reikia ir gamtai, tavęs tokio reikia. Taip. Ką aš ir norėjau pasakyti. Jokio muilo, nieko. Viskas. Ten, tam man neatrodo, nuo tavęs paima viskas, kas nereikalinga, bet gamtai, vandeniui jie reikalingi. Būtent, aš tai ir norėjau, kad mes suprastumėm būtent, kad viską, tai ir yra vienis, kai mes tai suvokiam ir praustis einam, tai kaip vienis, tai mes dalinamės.
Suprantat? Bet kaip einam iš programos, kad aš murzinas, tai tą murzinumą ir nusiunčiu. Bet ne tiek dalinuosi, suprantat? Va šitą esmę aš norėjau pabrėžti iš esmės. Ir tada viskas natūraliai. Ir tada ir yra viskas natūraliai. Ir yra dalinimasis. Tai yra tai yra besąlyginė meilė. Va čia va. Labai vibruoja ir labai didelė harmonija. Vandenį didelė harmonija, tu švarus ir gamta. Pasidalinam tiesiog su vandeniu. Mes duodam ir pasiimam. Taip. Nu, žiūrėkit, kaip einam maudytis į vandenį, ar ne, mes negalvojam, kad aš esu murzinas. Bet iš tikrųjų natūraliai. Tiesiog, nėra net tokių minčių, kad aš esu nešvarus ir einu dabar į tą vandenį praustis. Bet kaip einam į dušą, ar ne, fiziniam plane, skirtumai. Ir viskas vėl yra gerai. Bet mes, viskas ir vėl gerai su ta higiena. Ir jeigu reikia, tai mes ir nusiplaunam tos fizinius, tos dalykus, tos žemiškus, čia, kur surinkom. Bet kol mes neatskiriam šito, tai mes nesuprantam gelmės. To aš ir norėjau, kad mes suvoktumėm skirtumus ir esmę. Iš esmės tai yra mūsų stichijų bendravimas ir nėra dalinimas. Tai tas ir yra. Viską mes dalinamės. Kaip gražu tada. Iš tikrųjų. Tai va. Nu ką, gerai, kas dar ką norite pridurti? Man jau reiktų atsijungti, tai aš jau gal bėgsiu. Jo, dar kažką nori gal pasakyti? Ar nieko pridurti? Ne, nieko, šiandien kažkaip nieko. Nematau. Jo, tai gerai, tai gal jau ir visi einam atsijungti? Gal visi. Jo, gerai tada, viskas. Tada tvarkoj.